Keistas tas laikas. Toks bėgantis, skubantis ir atrodo pakibęs, belaukiantis. Ko? Jis laukia, kada tu atsigręži į savo stiprybę. Atsigręžk ją į savo stiprybę, į savo tvirtybę, į savo jėgą. Tu juk išlikai, tu esi, tu niekur nepražuvai ir niekur nepražūsi. Leis savo pajusti savo tvirtybę. Kokia ji? Atsigręžk ir žiūrėk į ją. Nenusuk akių ir neišsisukinė, kad jos nerandi, kad jos neturi. Tu juk esi čia, išlikęs. Tu visada gali, pats gali ir tau patinka galėti. Džiaugtis savo galėjimu, jausti, kaip gyslomis rovena kraujas, raumenimis jėga, gimdyti iš savęs sumanymus ir tikslus, lesintis sniegenas, vaikštinėti apšerkšnijusių miestų ar mišku, kopti iš tai į tą kalvelę arba Himalajus. Va, čia tavo Himalajai, čia pat, ne kitur, tavo, mano, mūsų, jūsų Himalajai, kasdienybės linksmieji ir baugieji kalneliai, kalnai viršukalnės. Čia gali kvėpuoti viršukalnių ozonu, čia pat, arba pats žinai kuo. Pats ir pasakyk, kuo kvėpuoji. Baimėm, laimėm, ryto šarma ar sutemom, laukimu, ateitim, praeitim, viltim, atradimais, praradimais, galiom ar negaliom. Koks tavo oras, ką kvėpuoji? Ar jis gaivus? Padaryk, kad būtų gaivus. Tu gali. Dėl savęs ir dėl kitų tai padaryk. Visi padarykim. Pasidaryk savo gaivaus oro. Pasidaryk savo laisvos erdvės, skambančios jėgų ir galimybėmis, laimėjimais, viltimis ir pažadu, kad bus gerai. Jei neišeina kitaip, padaryk tai savo juoku. Sniego gniūšių žaidynėms su vaikais, angelo sparnai sniege, kavos puodeliu žiūrint pro langą. Aš irgi pasidarysiu, jau darau. Gyvenimas tęsiasi, tokia pagrindinė strategija. Gyvenimas alsuoja, tegu jis alsuoja tavim ir tu alsuok juo, ne kitkuo. Išvedink tą sandėliuką, išvedink gyvenimą, pažiūrėk jį rimtai, duok jam erdvės, duok jam šansų savo gyvenimui ir pasauliui. Duok savo didelį tikslą, tokį didelį, kad užtektų visam gyvenimui. Gyventi stiprybei, gyventi drąsoj, gyventi laisvėj, tikrume, galėjime. To mums visiems ir linkiu. Geros jaunaties ožiaragyje. Geros jaunaties.